Sveiki, esu Viktoras. Šiandien norėčiau pakviesti Jūs į video mokymus, skirtus pristatyti savivaldybių rodiklių analitinę priemonę. Ši priemonė buvo sukurta įgyvendinant Europos atgaivinimo ir atsparumo didinimo projektą, savivaldybių galimybės pasididinti pajamas, tam taikant analitinės priemonės. Šį projektą įgyvendino Centrinė projekto valdymo agentūra bendradarbiaudama su Finansų ministerija ir kitais partneriais. Projektas apėmė didžiulį kiekį duomenų apie savivaldybių gyvenimo kokybę, apie finansinės savivaldybių pajamas ir išlaidas, taip pat įvairūs konteksto ir kiti rodikliai, kurie nulėmė savivaldybių veiklą ir jos rezultatyvumą bei efektyvumą. Tai moduliai suskirstyti į 3 dalis. Pirmasis modulis apima gyvenimo kokybės indeksą, kurį pristatys mano kolega Valius. Antrasis modulis apima savivaldybių savarankiškas pajamas, kurį pristatys kolega Mindaugas. Ir trečiasis modulis apima savivaldybių išlaidas, kurį pristatys mano kolegė Solveiga. Savivaldybių analitinės priemonės sukurtos siekiant palyginti savivaldybės tarpusavyje. Galima palyginti visas savivaldybės su visomis, tačiau mes rekomenduojame palyginti savivaldybės, kurios yra panašios. Savivaldybės pagal panašumą buvo suskirstytos į klasterius. Iš viso buvo sudaryti 4 klasteriai. Tai yra didžiųjų miestų klasteris, kuriame galime tarpusavį palyginti 6 didžiuosius miestus. Tuomet kurortinių 4 savivaldybių klasteris, kadangi kurortinės savivaldybės turi savo ypatumus, sezoniškumą ir panašiai, tai jos pateko į kurortinių savivaldybių klasterį. Tuomet buvo sudarytas 38 savivaldybių kaimiškų savivaldybių klasteris, kurios labiau vyrauja žemės ūkio paskirties žemė ir mažesnis gyventojų tankis. Na ir galiausiai liko 12 savivaldybių, kurios nepateko nei į miestų, nei į kaimiškų vietovių klasterių. Tai jos taip ir vadinam kitų savivaldybių klasteris, kurios yra arčiau didžiųjų miestų, tai yra žiedinės savivaldybės, kurios, sakykime, yra tarp kaimo ir miesto savivaldybių. Šių mokymų tikslai ir reikšmė. Siekime, kad po šių mokymų savivaldybės galės geriau įvaldyti analitinius įrankius, įsivertinti savo gyvenimo kokybės indeksą, pasinaudoti šiais rodikliais rengiant ilgalaikius plėtros planus bei strateginius veiklos planus, taipogi įsivertinti savo pajamų ir išlaidų balansą, panaudoti įvertinant galimybės pasididinti pajamas, taipogi kitose jos kasdieninėse veiklose. Šie analitiniai įrankiai yra paskelbti Finansų ministerijos svetainėje lietuvosfinansai.lt. Mielai kviečiame prisijungti, naudotis analitiniais įrankiais, taipogi peržiūrėti šios video mokymus. Nuoširdžiai dėkoju Centrinės projekto valdymo agentūros komandai, kuri kūrė šį įrankį. Taip pat noriu padėkoti Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai už puikų bendradarbiavimą ir patalpinimą šio įrankio lietuvosfinansai.lt svetainėje. Bei norėčiau padėkoti kitiems partneriams Lietuvos savivaldybių asociacijai, ministrės pirmininkės patarėjai regionų klausimais ir savivaldybėms, su kuriomis teko bendradarbiauti ir aptarti šio įrankio rezultatus. Tikiuosi, kad šis įrankis bus naudingas jūsų profesinėje veikloje. Linkiu sėkmingo peržiūrimo ir naudojimosi šiuo įrankiu. Ačiū.